Užpirdžių kaimą Pagėgių savivaldybėje prie Nemuno primena tik sulaukėję gėlynai, vaismedžiai, keletas dar į žemę neprasmegusių senoviškų plytgalių brūzgynuose. Aplink vien užliejamos pievos. Ir tik toje vietoje, kurioje baigėsi 75 km nuo Lopaičių atkarpa, stūkso aukščiausia vieta apylinkėse. Per didelius potvinius vien ji kyšo iš vandens. O jos viršūnėje apleistos 20-ojo amžiaus kapinaitės. Kurmių į paviršių išstumtame smėlyje gulėjo keletas dirvožemio frakcijai nebūdingų gabalėlių, kurie, kaip sakė eksperimentinės archeologijos klubo prezidentė Daiva Luchtanienė, yra degintas kaulas ir medžio anglis. Vadinasi, galima teigti, kad šioje kalvelėje turėtų būti ir degintinų kapų. Anot 1996 ir 1997 metais toje pačioje Pagėgių savivaldybėje Kreivėnų kapinyną tyrinėjusio Lietuvos istorijos instituto archeologijos skyriaus vedėjo Valdemaro Šimėno šiose vietose mirusiuosius degino 8–12 amžiuose. Ant Šventosios kranto Būtingėje ąžuolų giraitė. Kitoje Palangos Liepojos kelio pusėje gyvenantis Augustas Narmontas pasakoja, kad ji buvo didesnė, augo čia kelių vyrų neapglėbiami medžiai, bet juos nukirto tiesdami naftotiekį į Mažeikius. Augustas mano, kad senovėje čia buvo šventų ąžuolų giraitė. Palangiškiai, būtingiškiai anot jo tai jaučia ir kasmet renkasi švęsti rasų. 75 km apskritimas apie Lopaičius gražiai priglunda prie dabartinių Lietuvos sienų ir jūros kranto bylodamas, kad Lopaičiai yra tiksliai Žemaitijos centre tarp Vadaksties, Nemuno, Dubysos ir Šventosios upių. Nors skeptikai ragais ir nagais ginasi nuo Lopaičių, kalba net apie istorijos mistifikavimą, tačiau žmonės plūsta įspėjama šventvietę ir tampa ne, grubiai sakant, istorijos vartotojais, o praeities pėdsakų ieškotojais, netikėčiausių versijų kūrėjais. Kiekvienas Lopaičių priminimas žiniasklaidoje sukelia vos ne komentarų laviną, kurioje blyksi noro sužinoti daugiau, suvokti prasmę žiburėlis. Po to, kai Rietavo miškininkai atvėrė Lopaičių piliakalnį ir Žemaičių kultūros draugijos tarybos pirmininkas
Žemaičių Alkos muziejaus Telšiuose direktorius Stasys Kasparavičius pasidalijo įtarimais, kad kitoje nuo Piliakalnio Aitros upelio pusėje gali būti šventvietė. Iniciatyvos ėmėsi šviesaus atminimo tverų gydytojas Antanas Vaisgirdas. Jo pramintų taku į Lopaičius dabar plūsta lankytojai. Rietavo miškų urėdijos iniciatyva šalia Lopaičių esančių Vembutų akmenį, suspėjamų jame pavaizduoto žmogaus veidų, tyrinėjo Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro trasologijos laboratorijos vedėjas Žalnerauskas, Geografijos ir geologijos instituto skyriaus vadovė Skridlaitė ir skulptorius Vaškys. Jie nutarė, kad vis dėlto didelė tikimybė, jog veidą akmenyje ištašė žmogaus rankos. Tuo įsitikinęs Vaškys. O Žalnerauskas ir Skridlaitė sako, jog dar reikėtų patyrinėti aplinką, kurioje jis rastas. Aplinka Lopaičiuose, Vismalduose ir pačiuose Vembutuose sako, jog čia galėjo atsirasti skulptūra. Netgi nenuodėmė manyti, kad akmuo tašytas 1252 metais ir jame pavaizduotas didysis žemaičių kunigaikštis Vykintas. Nes po tais metais buvusio žemaičio mūšio su Mindaugo kariuomenė ir jo samdiniais Vykintas kronikose nebeminimas. Gal žuvo, gal mirė nuo žaizdų, ar sulaukęs garbaus amžiaus, o kažkas iš žemaičių bandė jį įamžinti akmenyje. Vis dėlto, kodėl apie spėjamas šventvietės bylojantis akmenys guli vietose, kurios žemėlapyje sudaro aiškę, net mėgėjiškais matavimais nesunaikinamą sistemą? Gal vis dėlto Lopaičiai ir aplink juos esančios spėjamos šventvietės, draugiška žmogui energiją jautusių protėvių surastos ir garbintos vietos? Dabar vargu ar pavyktų tai padaryti, nes, kaip sako radiostezininkas Jonas Jukonis, dabartinis įtemptas politinis ir ekonominis gyvenimas turi ryšį su milžiniškais elektromagnetinių impulsų srautais, kurie beveik 200 milijonų kartų viršyje tuos, kurie veikė mūsų protėvius 20-ojo amžiaus pradžioje. Tad vėlgi nenuodėmė manyti, kad tūkstančius metų iki 20-ojo amžiaus žmonės ne matavimo prietaisais, o jutimais nustatė žemę apjuosusių energetinių linijų susikirtimus ir čia kūrė šventvietes. Fizikai skeptiškai žiūri į tokius samprotavimus ir sako, jog žino tik gravitacinę, elektromagnetinę ir atominės energijas, o kokia pulsuoja žemę juosiančiose linijose, net nenumano. Tuo labiau, anot jų, turėtų nepatikimai atrodyti bandymai jas rasti prietaisais. Kartas nuo karto apie tai pasigirsta kalbos, bet ir užgęsta. Iš žemės sklindančius virpesius tyrinėjęs daktaras Stasys Šimaitis pasakoja, kad buvęs ne vienas bandymas rasti taip vadinamą planetos energetinį tinklą arba gardelę, tačiau apie patikimus rezultatus vargu ar galima kalbėti. Latvių mokslininkai šiam darbui buvo pasitelkę bites. Jie įkurdindavo jas pasirinktose vietose, stebėdavo elgesį, kruopščiai matuodavo kas tik pamatuojama ir pagal tai spręsdavo apie Žemės energetiką. Bandymų sukurti gardelę buvo ir Rusijoje, ir kituose kraštuose. Lopaičiais pasinaudoja kaip atspirties tašku energetiniai gardeliai sukurti ir užkloja ją ant visos Lietuvos randame rombų, dviejų pagrindais sugludusių trikampių sistemą. Filosofas Immanuelis Kantas sakė, kad norint sužinoti ne tik filosofijos paslaptis, bet ir pasaulio istoriją, reikia išsaugoti Lietuvą. Matyt, galvoje jis turėjo ir tai, kad į Žemaitiją vėliausiai Europoje atėjo krikščionybė ir ji bei laikas dar nespėjo sunaikinti pagonybės pėdsakų bei dvasios, kuriuose ir glūdi raktas į pasaulio istoriją. Prisiminus Edmundo Vekensteto pastebėjimą apie dar XIX amžiaus viduryje Žemaitijoje gyvą pagonybę, vėlgi galima manyti, jog Žemaitijoje turime daugiausiai galimybių rasti jos reliktų. O jos radę, žiūrėti į žemėlapį, matyti tikslę geometrinę sistemą ir samprotauti, ką ji reiškia. Tuo labiau, kad Lopaičiuose pradėjus dėlioti gardelę ir pratęsus ją Latvijos pusėn, linijų susikirtime